Nu ką. Labas, pradedam dar vieną dieną. Šiandien biški šalo. Yra leduko visur ant mašinos. Jeigu ką sakė šiandien 6 dieną, žiūrim, kas vyksta čia. Ponų išmislas tas pakaitinamos žvakės. Dūmelis va tik tai nubėgs. Toj pašils ir ledas. Ir lėksim. Šiandieną tikslas yra lėkti. Turbūt toks. Nerandu kažką čia įspūdingo ką lankyti. Tiesiog kilsim į viršų, kad čia nekeliauti, aišku, mėnesį laiko. Tai žodžiu, šiandien važiuosim. Kiek nuvažiuosim, nežinau. Šiuo metu yra po 12:10. Norėčiau nulėkti bent jau tikrai kokius 300–400 km, nežinau. Nu, kol sutem, žodžiu, ir viskas. Tai va, kol kas planas toks. Motoriukas šyla. Aš galiu priminti, kad Carvertical gali sužinoti savo automobilio istorijos su nuolaidos kodu SANTA gausi 20% nuolaidą. O hado.lt visokie alyvai, filtram ir kitiem priedam gausi 15% nuolaidą su nuolaidos kodu VYGA. Patenkintas vaikas kažkoks šiandien nesu gerai įsimegau, man atrodo. Tik tai tu kažkodėl žadintuvą buvai 8 įsijungęs. Jie mėgoti 3:30 gal ir 8 nusistatė žadintuvą. Mes vakar iš vis kalbėjom, kad gal vieną dieną šiandieną pakimarinom, nes butas labai fainas, internetas neblogas, gerai geimintėjo. Tai aš tai prageiminau Counter-Strike'ą iki 4 beveik, nu iki pusės 4 gal, nežinau. Kolega mano biškį pageimino, biškį pamontavo ir vis daugiau pamontavo. Ir norėjo 8 keltis. Ir kalbėjom, kad gal pasiliekam dar vieną dieną, palisėsim ir pirmadienį kylam, nes dabar sekmadienis šiandien. Nu bet, reiškia, aš tai nežinau, tu gerai įsimegojai? Aš tai labai gerai. Viskas, gazuosim. Kažkada, žinok, aš kai buvau vaikas, mes va tokią turėdavom Mazdą. Būdavo ant šono lipdukas Rapsodija. 626 Mazda. Opa, sportiniai tvirtinimai, langų izoliacija. Gale būgnai. Hibridas parašė. Hibridas. Nu ką, linkėjimai, nežinau, ir tėvam mano. Ir jie atsivažinėjo daug metų ir Hendrikui paskui pardavėm mūsų kaimynui. Rapsodija. Padarysim iš telefono nuotraukas, nusiusim pasigražėti šeimynai. Opa. Tai ką, startuojame. Yra už 27 kilometrų toks žvejų senas kaimelis. Tai prasuksim pro tą kaimelį, buvom pakeliui praktiškai tą pusę, į kurią norim ir judėti. Tai pradedam savo šiandienos kelionę. Tik išvažiavom Suomiją iš kelto, pastebėjau visur daug labai tos tokios skaldos pribarstyta. Nu gerai, čia gal nesimato. Suprantu, kad čia gal ir druskos barsto ir skaldos mišinį, bet ant šaligatvių visur labai daug tos tų akmenukų skaldos ir pagalvojau, turėtų būti čia įdomiai su tais stiklais priekiniais. Oho, geras. Kaip čia tai vandens telkinys tokia vieta? Arba čia važiavom jau dar visokių tų salelių, labai daug čia tų salų. Žodžiu, pagalvoju, kaip čia įdomu, jie nuo tų įdaužų apsisaugo. O turbūt, kad neapsisaugo. Aš čia taip. Kad mes jau irgi turime vieną įdaužą. Tai yra kaip yra. Nėra kelionės be nuostolių turbūt, ne? Čia yra labai senas žvejų miestelis, o koksai laivas burinis. Tai, kaip rašo internete, vieta, kurios turistai dažniausiai nepamato. Laive šviesos šviečia, dūmas rūksta. Gyvena tarp žmonės vokiški tranzitiniai numeriai. 24 metais spalio mėnesį pasibaigė. Niekas neapsikrauna registruot mašinas. Ramiau taip. Čia šviesa šviečia. Čia gyvena gal žvejai dar, tai, nu, arba jeigu ta žvejyba ir vyksta, gal kaip tik yra ir parplaukia nesenai. Pasižiūrėjau. O, čia turbūt pasiūliau ne kebabinę, o žuvinę. Pabandysim iki pat galo nuvažiuoti. Čia dar ir tokio katerių žvejybinių, matau, turi palikę. Gal čia neužšala, nu, arba neužšala dėl to, kad jūra. Bet labai gerai girdisi, kad lauke vėjuota tikrai. Opa. Ir turim vėjo jėgainę. Kaip pat kraštą davažiavom. Ką, lipsi pasišaldyti? Lipam. Pučia biškį.
kiek daug triukšmo nuo jo. Eina savo, kai žiūri, galva atrodo, gali apsisukti. Sniegas lipnus, nes 0 laipsnių. Žvakutė dega. Galbūt kažkas paskendo čia kur nors amžinatilsis. Čia pakelsim gal droną. Tai tu negalvoji, kad čia biškai sukiais skraidys. Pabandysim. Aš dabar pamačiau, kad galimai gal sparnai biškai apšala būna ir čia tokie ledo gabalai parkrenta. Kelsim droną. Mano statymai, dronas atsiras vandenį. Na. Apsisukam, paliekam ją jėgainę generuoti elektrą. Ten, man atrodo, net vandenį matau. Jūs stovi, gali būti, na. Įsivedžiau kitą miestelį, telę mūsų. Planuojama. 104 kilometrai dabar laukia. Tai šaudo 104 kilometrus. Ne, arkledas papačia. Eik, palaikyk mano alų, parodysiu, kaip reikia. Last word būna dažniausiai. Video paskutiniai žodžiai ištarti. Sau ir gyvena čia žmogeliai. Žvejoja, burioja ir ką žinau, ką dar daro. Na ir tos kabokus eina, ką čia daugiau veikti. Ir driftuoja turbūt žiemą. Ne? Keliukas visas va toks. Va taip, tai iš salelės į salelę. Visur pirtelės, leptelė, nuplem, bet tikrai reikia nuvaryti tą pirtelę. Vakar susirašiau su savo tokiu pažįstamu bičiuku, Šeras yra, Stuntrideris, galbūt kažkas žinot. Jisai yra nuskridęs virš Laplandijos biškelį. Sekė savaitę laiko bus, ten yra daug žiemos, tokių ledo trasų ir jisai ten su motociklais važinės. Daug žodžių visokių stunderišių savo pasaulio suskrinda tenai, darys savo šou, treniruotę, žodžiu ir panašiai. Nieką norėjau pasakyti, kad jisai išlipo iš lėktuvo minus 27 buvo. Tokį susirašinėjau, sako, dabar biškai atšilo, dabar minus 20. Prie tokių laipsnių su motais varo, wow. Ir žodžiu, nu jisai tenai yra gal kokią porą šimtų kilometrų dar aukščiau, negu planuoju važiuoti. Nu bet pažiūrėsime, kai nuvažiuosime, ką veiksim, ką darysim, kai mums kas seksis. Galvoju, gal visai variantas dėl poro šimtų kilų, tai čia tikrai smulkiai nuvaryti, pasižiūrėti, ką ten veikia, kaip sekas. Aišku, jeigu minus 27, tai turbūt, kad nevažiuosim, arba jeigu važiuosim, tai teks negesint mašinos, stovėtų užkurta. Gerai, policija sustabdė, patikrino license. Sakė, kad nustebė, kad pamatė čia lietuvius, sako, nelabai čia būna lietuvių. Paklausė, ką čia darau. Paskui jau filmuoju videoblogą, važiuoju į Laplandiją. Dabar matau, kad ir langas mano nepasidaro. Bet žodžiu, važiuoju į Laplandiją, paskui leidžiu senelį, sakau, tenai aplankęs senelį, bandysiu parduoti mašiną. Sakau, o geras, gal galiu tavo YouTube'ą susirasti. Įvedžiau jam savo YouTube'ą, jis pasubscribino. Fainai, pasubscribinkit ir jūs. Ir viskas, patikrino ir paleido. Palinkėjo gerą kelią ir sakė, būti atsargiam. Sako, matau, kad tavo automobilis geras, bet nebūtinai visų kitų toksai pat, tai pasako, tiesiog atsargus. Nu, turbūt norėjau pasakyti, kad nelakstyti labai stipriai. Ačiū, linkėjimai policijai. Hebryta 2:30 ir sutemo. Galėčiau sakyti, kad gal reikia tada pradėti 6 ryto važiuoti, bet ne, čia švinta po 10. Visur tokie mediniai namukai, apie šitą kaimelį taip ir rašo, o geras kelio gale eglė. Taip gerai atrodo iš čia. Parduotuvė kokia graži. Žodžiu, čia yra tiesiog eilinis Suomijos kaimas. Jis yra pakeliui, visiškai niekur nereikia nusukinėti. Tai dėl to tiesiog staptelsiu, kad išlipti biškelį iš mašinos, gryno oro pakvėpuot, prasibesdėti, kaip sakant, ir judėti toliau. O apie kaimelį rašo, kad jisai pagrindė visas medinis, ką ir matom, ir kad žiauriai tvarkingas. Tai turbūt čia kaip visur Suomijoje.
Darom foto prie centrinės eglės. Su šitą kamerą nepafilmavau. Pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo. Droniukas ant žemės, Promaxos. Pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo. Tikrai labai gražiai. Pasakykit, kad gražiai. Parašykit komentarą, kad gražiai atrodo. Turi kažkokias geros auros. Tas medis, tos švieselės ir šitas kalėdų laikotarpis. Aš bandau kilti viršų. Šiandien įvyko komiška situacija. Žodžiu, įkėliau eilinį savo TikToką. Mano TikTok'e yra virš 700 TikTokų, kur yra automobilio apžvalgos padarytos būtent automobilis ir Car Vertical ataskaita. Rodau tik tai visokius kokius randu blogus dalykus. Bet žmogus atkreipė dėmesį, kad įkėliau naują apžvalgą ir kad kiemas, kuriame yra fotkinta, jau 4 kartą keliu. Tai aš pasižiūrėjau to žmogaus automobilius. 10 automobilių yra įkelta. 10 automobilių su suklastota rida. Tai nu įsivaizduokit, papulti tokį arba važiuoti, gaišti laiką, kad tokį automobilį pasižiūrėti. Tai galit sužinoti automobilio istoriją, kartais tiesiog net neišėję iš namų, tiesiog įvedę automobilio VIN kodą į Car Vertical. O su nuolaidos kodu Santa gausi 20% nuolaidą savo ataskaitai. Tai maži tokie Suomijos miestai atrodo kaip kokia laiko kapsulė, ne? Tokie seni pastatai visi išsaugoti ir tokie prižiūrėti, net tas prekybos centras, nu, toks teminis. Man tai labai gražiai atrodo. Padarėm trumpą sustojimą, buvom išlipę, eglutę pažiūrėjom, su eglutę išpešėm, galime važiuoti toliau. Tai vedamės toliau navigaciją ir judam toliau. Nenubarstytas gal tiesiog. Su dvirka atvaro žmogus. Wow, ir susimėtė dar. Būtų nesmagiai toks paratais pakristų, jo, nebegalėtų padaryti. Eina savo. Ne juokas. Pamačiau vairuodamas, kad dangus biškį raudonai šviečia. Nežinau, ar jums matosi per kamerą, bet sudomino, kas čia gali būti. Tai pasukau į keliuką, dar iš priekio sunkvežimis, kaip tik ten pat važiavo. Pažiūrėsime, kiek daug šviesos reiktų savo. Dar taip nematys. Aš buvau skaitęs, kad čia bus kažkokių šiltnamių, bet aš galvojau, kad, nu, tipo, ką žinau, visi namuose šiltnamį turim. Negalvojau, kad taip. Tai kodėl čia taip šviečia, čia taip šildasi ir ten priekyje dar yra geras ir iškart. Visam miestelėje šviesiau, visas dangus šviesesnis. Pakelt droną, ne? Pakelt, keliam, aišku. Jau sustojom, reikia pakelt. Drono medžiagos gal ir nebus, nes įsikrausias visas baterijos. Bet aišku, iš drono būtų atrodę viskas kitaip. Dabar dar pakalbėjom, kad pafilmavom čia iš telefono. Niekada tokie dalykai neatrodo gerai kažkaip per kamerą, kaip atrodo gerai per akį. Tai iš akies labai gerai čia atrodo ir įdomiai. Ir ten, žiūrėk, čia kažkoks visas toksai regionas turbūt verčiasi, augina kažkokias daržovės, gal gėlės kokias. Ten kitas, eina savo. Na įdomus čia keliukas. Ten iš viso net raudonai šviečia. Gal tokia rožinė spalva. Geras, graži ta Suomija ir įdomi labai. Čia verta pakeliauti. Gaila nėra pigu, bet ką, vieną kartą sau leisti, ne? Nors ką, čia pasiėmė kokį kemperį iš Lietuvos, vasarą savo atkošiai, produktų įsimetęs ir manau, kad tada jau nebėra ir brangu. Nu, įspūdingai, įspūdingai. Toksai paprastas dalykas šiltnamis, o gali atrodyti vis tiek įspūdingai. Žiūriu pas mane kilometražo, yra 240 km likę range'o. Nu, bet man atrodo, kad mano kelionės tikslas šiandieną užteks gal nulėkti pas Vasę, į Vasą. Ne, mes važiuojam. Jo, pas mūsų draugą, kurį lankysim paskui kitą mieste. Kelio sąlygos tikrai nėra pačios idealiausias keliauti. Važiuojam taip tarp 70-80 visą laiką. Nors galėtume 100 važiuoti. Bet, nu, be šansų. Pustimas tamsu, žodžiu.
Aišku, pasirinkome tokį maršrutą, kur čia kažkaip taip gal kitaip ir negalėjo būti, nes buvo galima pasirinkti tam populiaresnį maršrutą, važiuoti autostradomis, bet kur tau čia? Kas tau važiuos populiariausių maršrutų? Ką važiuoti, stengiamės ir laikytis kuo arčiau to vandens. Yra -0,5 laipsnio, dėl to ir sninga. Iš tikrųjų, mačiau ne vieną kelio ženklą, kad tenai kilometras iki slidinėjimo trasos, kilometras iki slidinėjimo trasos. Tai čia jau reiškia žmonės ir slidinėja. Ir jeigu biškai toliau nuo vandens pavažiuotume, būtų šalčiau. Nežinau, iš tikrųjų dabar lygiai 4, tamsu, tos sąlygos tokios prastos, bet galvoju, čia dar reikės šiandien toliau važiuoti ar ne. Toj paspręsim. Hibrytė sninga normaliai. Čia dar gerai, kad kažkokią vieną kitą mašiną pravažiuoja, nes to liktų nepravažiuojamas tas kelias. Kai važiavom tamsoje, tai iš viso nejau, visiškai prastas labai matomumas. Dabar į miestelį važiavom greitai jungų kamerą. Ir šiaip jau drąsiau vairą biškai paleisti. O, ant ABS čiuožiam. Gazo. O, jau autostradai lysim. Pagaliau galėsim greičiau lėkti. Radom kalėdas. Geras. Labai gražiai. Gražus, smagus. Ką norit. Tas negelį. Tiesiog gražiai atrodo. Nežinau, priimsiu sprendimą, šie kažkurokas. Tuoj pareis. Greičiausiai dar važiuosim porą 100 kilų, taip nutariau. Nes reikia pabiškį artėti link tikslo. Dabar yra 5 grubiai, ten 7 kokiu atvažiuotume. Reikia kuro užsipilti, čia mieste esam ir judėti toliau. Tai va, Vasą miestelį aplankėm trumpam. Labai gražiai atrodo, kai viskas balta. Važiuosime toliau. Turbūt susidūrė Hebra. Rindžo yra 105 km. Nuvažiuot bandysime dar 100, tenai pilsim kurą. Pažiūrėjau, kad ten ženkliai pigiau man duoda to kuro. Temperatūra 16 duoda, bet rašo, kad tai yra fūrų degalinė. Tilpstas pistoletas įdėti čia. Bet pabandysim. Ir paskui tenai nebedaug beliks, iki kur norėčiau šiandien pasiekti. Tai iš viso šiandieną, toksai nebedaug, nes dar 200 kil dar važiuot galvoju. Ką tu manai? Gerai? Tai gerai, tai ir nuvažiuosime tada. Ir būsime jau po biškį dar arčiau link to tikslo. Tai ką, sustojau, nes visai nieko nebematau, valytuvai, žiūrėkit, nieko nevalo. Žiauriai sunku važiuoti, kuras baiginės. Žodžiu, super. Pamačiau keliuką, greit sustojau, kad biškį nusipurti. Čia jau nagus skurdo kitur grandus. Viskas užledėja. Geri numeriai. Kai tik sustoja, iš karto užrasuoja langas, nes nuo sniego užkrenta. Ten kažkokią ledo gabaliuką daužo. -1,5 laipsnio. Bet jau iš tikrųjų sunkina sąlygą. Manau, kad šąla po biškelį krenta temperatūra. Čia tas ledukas biškį apsunkina situaciją. Biškį apšviestas kelias iškart geriau. Pavyzdžiui, pas mane ir vėl nenuvalo normaliai. Turiu važiuoti taip per vidurį mašinos. Ką, privažiavom turbūt degalinę. Kuro radiklė tai rodo, garus. Bet Rindžo yra 7 km. Ir langą bus laikas, pažiūrėkit, kiek matos.
Toj vietoj, va, toks sniego guzas susikaupęs, kažkoks ledo. Pastovi taip daro. Čia yra Nestre for Trucks. Taip pažiūrėsim, kai mano sunkvežimiui čia pavyks įsipilto kuro. Tada gal viskas gausis. Nes va, įdomiausia dalis, kad mano kuro kortelė netgi rodo, kad aš ten, ne čia, o ten. Nu, nes mano kuro kortelė šiaip ir skirta sunkvežimiam. Bandom, pažiūrėsim, ar čia telpa dėti bent jau tą pistoletą. Jeigu telpa, tada gal alles good. Žiūrėk, čia gal viskas gerai gausis, nes matau, yra ir siauras vienas pistoletas. Futura D iki -38. Say no more. Tai tada priešrūkiai veikia, manau, nes čia šiek šilta. Šitai šviečia. Net nebesilaiko, bagažinė tiek sniego nepalaiko. Opa. Aš turiu tokį vieną gerą priedą. Žodžiu, čia yra dyzeliui. Galvoju, kaip paprastai žodžiais paaiškinti oktaninio skaičiaus pakelimą. Turbūt būtų, kad, žinot, kai būna tenai alkoholiniai gėrimai, pavyzdžiui, vodkė, ten 3-5 laipsnių ir nedega nuo žiebtuvėlio. Pavyzdžiui, jeigu 60 laipsnių čia Sakartvelė, tai dega kaip raketinis kuras. Nu tai lygiai taip pat, kai oktaninį skaičių keli, tai taip geriau tas kuras dega. Atsparumas detonacijai. Jo, atsparumas detonacijai, o operatorius pataiso. Žodžiu, pagerins kurą, daugiau powerio, lengviau važiuos gal prie tokių šalčių. Tai pirmą pilu šitą dabar ant tuščio bako ir paskui įvarau dyzelio pilną. Važiuojam čia. Opcija, o ta kortida jest. Va. Opa. Žiūrėk, kaip reikia. Ir kimšk. Opa. Iki paskutinio lašiuko. Kuo daugiau kilovatų. Gerai, į šiukšlinę. Ekstremalios sąlygos. Ką? Ekstremalios sąlygos pilti kurą. O. Ir ką galiu pasakyti? Ten matėm, kiek kuras kainavo. Euras 7,8, man atrodo. Po eurą 16 varau. Aišku, turbūt bus daug komentarų, iš kur čia, kaip kas. Tai kortelė tik tai įmonės reikmėm. O ką mes įmonės? Pirmą kartą jaučiu matau kurą, kur -3,8. Mus, man atrodo, tokia net neveža, nelabai mums reikia gal tokia. Tai reikaliukai, ne? Kai hado įbėga. Gerai. Yra valytų, ne yra hado. Jie jaučiu valytų geriau. Čia ir būna prilėdyje. Einam, pažiūrėsim, gal čia valgyt duoda. Iškart pavalgysim, nereikės paskui žaist, judėsim toliau. Čia labiau, žinok, parduotuvė. Gal čia kažką ir daro, pažiūrėsim to. O, rankas nusiplaut. O tai jau, vis dėlto čia kavinė, žmonės suvalgo, deserčiuką dėlioja, meniu, vat. To įsisakysim maisto. Thank you, bye. Tai ką, suvariau megztinį. Ką padarysi? Mačiau, kad bus dabar, kur važiuojam nakvoti, bus tenai skalbenkė vėl. Prieš tai neįsiskalbėm, nes nebuvo skalbimo priemonių. Gal šį kartą bus, arba nuvarysim į Pardę, ar kur nors susirasim. Bet žodžiu, važiuojam toksai kaip kurorčiukas. Nu, ten geriau gal kitą dieną šviesoje bus pamatyti. Bet ką galiu pasakyti, kad šį kartą biškį pasilepinom ir ėmėm ne pačią pigiausią chatą. Iš tikrųjų, kodėl prieš gerus 100 kilometrų sugalvojau, kad važiuojam čia tolyn biškelį dar, nes pamačiau per bookingą, kad čia yra butas už 3 eurų, kuris visai gerai atrodo. Galvoju, čia mane įtikinai pasiaukot dar tos porą 100 kilų per tas tokias oro sąlygas važiuoti. Ir ką jūs savo galvojat? Ten geri atsiliepimai, viskas kaip ir gut, tinka viskas ledas, bet aš neėmiau tą pačią pigiausią už 3 eurų. Paėmiau už 38, pagalvojau, šiandieną pasilepinsim. Nes pamačiau, kad naujas kotedžiukas, gražus, iš balkono vaizdas į jūrą ir su pirtelė. Tai va, galvoju, gal pirtelę pasikursim chatai. Viskas, varom į chatą. Nu, varom į chatą, dar 100 kilų. Negaliu paaiškinti, kodėl, bet daug geriau važiuojasi dabar. Gal kad pavalgiam, ar kad kurą įsipylėm. Ne, va, iš tikrųjų tai tikras atsakymas yra tas, kad valytuvų nebereikia. Nu, puikiausiai lekiasi. Ir dėl to, kad apšviesta, aišku. Stau tvarkingai, visi tvorelė, mašinų priekį nemažai, iš paskos irgi važiuoja, bet jau taip kažkaip saugiau ir kokybiškiau atrodo, tikrai važiuojam dabar. Panašu, kad atvažiavom iki miestelio.
Suksime čia į kairę. Rodo 1,1 km iki chatos. Čia žiūrėk, gal su parduotuvė kažkokius. Kokias burgerį tai tikrai atpažinti. Tokį numeriukai gražiai matas. Jo, čia chebrytės tais LED barais gerai varo, žinokit. Ne šiaip sau. Jie sudėti, čia dėja šviesas, kai susijungia, tai šakės, kaip gerai jiems šviečia. Nu ir kaip matom, kad ne šiaip sau yra tos čipuotas padangos čia pas jūsų. Pas jūsų, sakau, pas jų. Nenori padriftint? Aš nesakiau, ne. Čia kažkoks kurortinis miestelis, visos tos chatos tokios. Yra restikų. Gerai, nu tai kur dabar man važiuoti čia? Čia. Čia, ne mūsų šitas. Ja. Nes čia jūra, tiesiai. Man biškai gal matas. Ne? Ai, nu ne, taip, visiškai tiesiai. Atvažiavom. Reiškia, mes gyvenam čia kažkur. Virš U-Sport parduotuvės. Pažiūrėkit, kaip gerai atrodo ta mašina. Žodžiu, tai dabar gavau žinutę iš administracijos, kažkas, nu, bookingė parašė žinutę, gal šeimininkė, kad buto valymas yra neįskaičiuotas. Jeigu po mūsų viešnagės reikės butą valyti, tai ekstra 105 €. Patalynė rankšluosčiai yra neįskaičiuoti. Vienam žmogui galima užsisakyti už papildomus 15 €. Esu tokį cirką, kas nors girdėjo, nes aš tai nesu. 2,7. Gerai. Va čia, į dešinę. Nepritrypk, 105 €. Rankšluosčių turim, patalynės turim. Va, žiūrėk, va, 15 € parašyta. Čia turbūt juos reikia įdėti. Kosmosas. Jo, gerai, nusinešim daiktus, nusimausim botus. Ir tada. Nu, vau, ką aš galiu pasakyti. Esi tu tai matęs kur nors? Aš čia pagalvoju, kad čia visiškai genialu, man reikia šitą Palangos kotežo, reikia kainą pakeisti. Vietoj 100, kiek mes tenai dabar galvoju, esame, man atrodo, 105 € gal naktis ir kad mažiau 2 naktų negalima bukinti, nes tie valymai viskas nesusideda. Bet dabar galime įdėti ten, pavyzdžiui, kokią 7 € naktis. Jaučiu užbukintų iš karto man visą vasarą. Ir tada im šaibas už rankšluostį, už patalynę, už, nežinau, už įrankius, už šikaną, pavyzdžiui, už kiekvieną nuleidimą po eurą, už dušą, įmeti monetą, ten kokią 6 sekundžių bėga ir panašiai. Žodžiu, už viską čerčiant paskui. Nu, va. Pala, dabar laikyti turėsi, nes net laiko. Va. Super. Greitas chatos turas. Pirmas duris. Šikanas. Vis dėlto ta sauna yra? Yra. Eisim. Tikrai. Kai rankšluosčiai mokami, tai gal nesitikėsiu skalbimo priemonių. Yra, seni. Skalbimo miltelių tema. Įsiskalbsim rūbus. Stiklo sienai. Labai gerai. Labai gerai. Bankelų yra. Ten balkoniukas kažkoks. O, jis ir įstiklintas. Eik, kaip čia fainai jaučiu vasarą. Mūsų iksių nematosi. Šitai fainas toks butelis. Opa. Nu, žodžiu, neblogai. Nerandu, kur čia šviesa. Na, žodžiu, kažkaip pagyvensim. Tai va, kol kas tiek. Nepažiūrėjom kiek kilometrų. Tai padarysim šitą. Aš dar galvoju, kad reikia paieškoti parduotuvės.